Vanduo gamtoje cirkuliuoja nenutrūkstamu ratu, vadinamu vandens apytakos ratu. Saulės šiluma garina vandenį iš vandenynų, ežerų, upių, garai kyla į atmosferą, kuri virsta debesimis, o vėliau iškrenta kaip krituliai, lietus ar sniegas. Taip vanduo grįžta atgal į žemę ir vėl patenka į vandens telkinius ar gruntinius vandenis. Vanduo reikalingas ne tik žmonėms, jis būtinas visiems gyviems organizmams. Augalai jį naudoja fotosintezei, gyvūnai gyvybinėms funkcijoms, o žmonės kasdieniams poreikiams – gėrimui, maisto ruošai, higienai, žemės ūkiui, pramoniai. Be švaraus geriamojo vandens žmogus negalėtų ilgai išgyventi. Vanduo – tai viena svarbiausių medžiagų Žemėje. Be jo negalėtų egzistuoti gyvybė. Vanduo sudaro apie 71% Žemės paviršiaus ir apie nuo 60 iki 70% žmogaus kūno. Tai rodo, koks svarbus yra vanduo mūsų sveikatai, aplinkai ir visai planetai. Vandens ekologija ir jo svarba aplinkai. Vanduo ne tik palaiko gyvybę, bet ir yra svarbiausia ekosistemų dalis. Ežerai, upės, pelkės ir vandenynai. Tai buveinės tūkstančiams rūšių nuo mikroskopinių planktonų iki didžiųjų žinduolių, tokių kaip banginiai ar ruoniai. Vandens ekosistemos yra ypač jautrios žmogaus veiklai ir klimato kaitai. Vienas pagrindinių pavojų vandens ekologijai yra tarša. Chemikalai, plastiko atliekos, sunkieji metalai, naftos produktai – visa tai patenka į vandens telkinius ir sukelia ilgalaikę žalą. Taršos poveikis pasireiškia įvairiais būdais. Mažėja deguonies kiekis vandenyje, nyksta augalija ir gyvūnija, didėja eutrofikacija, per didelis maistinių medžiagų kiekis, skatinantis dumblių augimą ir uždusinanti kitus organizmus. Vandens buveinių nykimas yra dar viena rimta problema. Sausinant pelkes, tiesinant upės ar statant užtvankas, sunaikinamas natūralios ekosistemos. Tai kenkia biologiniai įvairovei ir trikdo natūralius gyvybinius ciklus, tokius kaip žuvų migracija ar paukščių perėjimas. Klimato kaita taip pat turi didžiulę įtaką. Kylanti temperatūra keičia vandens temperatūrą, ledo dangos tirpimą, pakelia jūros lygį ir veikia kritulių pasiskirstymą. Šie pokyčiai gali sutrikdyti ištisas ekosistemas